Taigi labą dieną visiems dar kartą ir po pirmo video blogą aš turiu vis dėlto sukurti antrą video blogą. Taigi šis video blogas nebus apie kūrybą, nebus apie mano muziką ir nebus apie mane. Bus apie mano laiko praleidimą. Aš dabar įrašinėjau šitą video blogą, kada yra už lango visiškai šūdinas oras, iš tikrųjų jau lyja antrą dieną nesustojant, bet man šiandien laisvadienis, tai kad reikia kažkaip praleisti bent jau vakarą, ne, iš tikrųjų. Reikia kažkaip praleisti, visą dieną sėdžiu namie, iš tikrųjų liūdna. Tai vat, vienas iš mūsų su draugais hobių yra čiuožinėjimas ant ledo. Jo, kaip be būtų keista, mes čiuožinėjam ant ledo. Taigi va, šitas video blogas bus apie mano vieną iš hobių, kurį aš mėgstu. Taigi toliau bus visi tie video, kaip mes čiuožinėjam, kur mes čiuožinėjam, kaip aš nuvažiavau ir atvažiavau namo ir taip toliau. Taigi žiūrėkit, pasijuokit ir žinoma pakomentuokit, nes iš tikrųjų atsiras tokių žmonių, kurie tikrai žymiai geriau moka už mus čiuožinėti. Taigi, kaip matote, aš jau mašinoje ir pasirengęs važiuoti jau į ledą, pasičiuožinėti šiek tiek su draugais ir, kaip ir minėjau, parodyti jums mūsų hobį. Tai yra tas pats čiuožinėjimas ant ledo, ne? Va, taigi kol kas tiek ir toliau bus kitokie video, kur mes čiuožinėjam, susitinkam ir panašiai. Pamatysit mano draugus. Taigi aš jau atvažiavau ir dabar lauksiu savo draugų. Jeigu norit, galiu parodyti savo automobilį, kurio važinėjau. Tai šis automobilis yra mano. Prašau nedaužyti, jeigu kas nors norės. O čianais yra mūsų Vilniaus Akropolis. Taigi toliau eisiu susitikti su savo draugais ir pamatysit, kaip mes čiuožinėjam. Na štai, mes atkeliavom į ledą ir prasideda ledo linksmybės. O gale manęs yra mano draugai. Štai dar kiti draugai. Лешка, Ив, Леш! Ив, маме! Отцой! Gerai, taigi aš pagalvojau, kad dar reikia pasičiuožinėti kartu su jumis ir dar kažką tai parodyti. Taigi žiūrim. Chebrytė čiuožinėja. Atsipūtę.
Tá,